Grafinis apibendrintų duomenų vaizdavimas. Tai dažniausiai apibendrindami duomenis naudojame lenteles arba grafikus diagramas. Norėdami pavaizduoti lyties ir fizinio aktyvumo priklausomybę, renkamės crosstabs funkciją, ta pati funkcija, kuri leidžia apskaičiuoti kvadrato kriterijų ir įvertinti ryšį, ar šie du kategoriniai požymiai tarpusavyje susiję. Paprašome apskaičiuoti procentą nuo eilutės. OK. Ir šiuose dviejose lentelėse yra visa informacija, kurios mums reikia, tai yra palygintos procentinės kategorijos kiekvienoje fizinio aktyvumo grupiai. Matome, kad fiziškai aktyvių yra daugiau moterų, vidutiniškai aktyvių, labai aktyvių daugiau yra vyrų, tačiau šis ryšys nėra statistiškai reikšmingas. Kaip dabar tokią lentelę įsikelti į straipsnį, baigiamąjį darbą ar į pranešimą, tai galima ją tiesiog kopijuoti. Copy ir paste Wordo lape. Tačiau sugaišite pernelyg daug laiko trindami angliškus užrašus, taip pat panaikindami tuščias vietas, keisdami šriftą. Todėl rekomenduoju pasidaryti šabloną, tvarkingą vordinę lentelę ir tos procentus tiesiog susivesti iš naujo. Atvaizduodami būtinai nurodykite realų, tai yra absoliutų skaičių tyriamųjų kiekviename langelyje, pridėkite kategoriją iš viso ir būtinai nurodykite procentinį pasiskirstimą kiekvienam fizinio aktyvumo lygmenį, padarydami tą pačią procedūrą. Taip pat nepamirškite ir nurodyti, kiek yra iš viso. Ir taip pat nepamirškite nurodyti, kad 100% yra apskaičiuotas nuo eilutės, nes vėlgi lyginant labai svarbu. Ir tokiu atveju lyginame vyrus su moterimis. Kokią dar informaciją reikėtų pasiimti, tai dar reikėtų pasiimti kvadratą, laisvės laipsnių skaičių ir reikšmę. Visa ši informacija paprastai yra pateikiama po lentelę. Kaip yra daromi grafikai? Jeigu turimas pats paprasčiausias požymis kaip fizinio aktyvumo 3 lygiai ir norime pateikti vizualiai pasiskirstimą, tai tą gali padėti padaryti funkcija graphs ir pasirenkame skritulinę diagramą, define, tai yra apibrėžti, ir define slices by, įsidedame norimą požymį ir būtinai paprašom, kad skaičiuotų ne absoliučius skaičius, bet procentą kiekvienoj kategorijai. OK. Du kartus spustelėjant grafiko atsiveria redagavimo langas, kur jūs galite pakeisti spalvas, pažymėdami kiekvieną norimą dalį ir paspausdami apply. Jeigu spausdinsite juodai baltai, rinkite tokias daugiau kontrastuojančias spalvas. Jeigu spausdinsite spalvotai, tada neturi reikšmės. Galite pakeisti grafiko išvaizdą, naudoti 3D formatavimą. Taip pat galite uždėti ant kiekvieno gabalėlio, ant kiekvienos kategorijos procentukus. Galite susitvarkyti visas antraštės, nutrindami ir tiesiog įrašydami tvarkingai. Na ir tokį sutvarkytą grafiką kopijuojame ir keliame į darbą, į pranešimą ar kokį kitą informacijos pateikimo priemonę. Štai jūsų
grafikas yra pagamintas. Jeigu turime palyginimus kategorijose, nes kritulinė diagrama tinka tuo atveju, kada iš visų kategorijų susidaro 100%. Bet jeigu jūs norėtumėte tą pačią informaciją, kaip lentelėje pavaizduoti diagramą, tokiu atveju renkamės stulpelinės diagramas, bar ir klasterės renkamės, kada turime du požymius. Define clusters by, tai parodome, pagal ką lyginsime. Tai šiuo atveju fizinį aktyvumą lyginsime pagal lytį. Category axis keliame tą požymį, kurio pasiskirstimą lyginsime lyties kategorijose. Pakeičiam vėl, kad skaičiuotų procentus, ne absoliučius skaičius ir spaudžiam OK. Taigi turime 3 fizinio aktyvumo lygmenis ir kiekvienam iš jų yra palyginti vyrai ir moterys. Redagavimo principas vėl yra lygiai tas pats. Įėjus į redagavimo funkcijų langą galite keisti spalvas. Pasirinkdami labiau kontrastuojančias, jeigu spausdinsite juodai baltai, taip pat galite pasirinkti apibrėžti kiekvieną stulpelį tamsią spalvą, taip pat galite keisti grafiko išvaizdą, naudoti šešėliavimą. Na ir uždarius redagavimo langą visi pakeitimai išlieka. Taip pat galite sutvarkyti antraštės. Nutrinti angliškus įrašus arba juos pakeisti į lietuviškus. Na ir štai tokį sutvarkytą grafiką vėlgi keliam į pranešimą ar kitokį informacijos pakeitimą.